Paryžių važinėjamės miesto autobusais. Vairuotojai, jeigu nusipirkti, kainuoja bilietus 2,5 valandas, o jeigu iš automato už 60. Ir gali važinėtis 2 valandas su bet kuriuo transportu. Tai mes bandėm čia porą sykių nusipirkti autobuse bilietuką, bet jie mus įleidžia į pinigų nei bilietuką duoti. Tai važinėjamės be bilietų, nežinau, reik mokėti, nereik, matysim toliau. Taip, autobusai gan tušti, tai mes dviese vežimėliais be jokių problemų lendam į juos ir dabar varom į miesto centrą, pažiūrėti į Louvre, Mona Lisas ir į operos baleto teatrą. Iš ten reiks kažką, jeigu nebus baisiai daug žmonių, kažką mėginsim pafilmuoti. Lindom į operos baleto teatrą, čia viskas labai prabangiai. Okay. Yeah, She waiting. okay. I make it in 2 times, so. I will bring you to the second floor, which is the main floor. Laukia eilėsi prie bilietų ir prie įėjimo, bet mes kažkaip stovėjom, galvojom, ką daryti ir atėjo kažkoks darbuotojas, prašom, o į liftą įbogina. Dabar aplink tą operos pagrindinę, tą operos salę, čia aplinkų grožinės, čia labai jau prašmatniai padaryta. Kas iš aukso paveikslai, žodžiu, kai karaliaus rūmuose viskas yra. Kai nevyks spektakliai, tai turistai čia vis matyti irgi bilietus perka ir šiaip apžiūrinėjai viską. Ir mes dabar viską aplink čia apžiūrinėsim, įeisim, mėginsim kur nors prie ložių bent pažiūrėti, kaip atrodo. Bilietai čia į tuos visus koncertus, tai apie 150 eurų kažkur kainuoja, žiūrėjau. O šiaip įeiti irgi tai kokį apie 15 eurų. Es que no pots abarcar todo en una foto. No pots abarcar. Su autobusu atvarėm prie Louvre rūmų, bet dabar su autobusais varom, kai kokie būtų Tauragėj autobusą liptum, viskas tai be problemų yra. Tai dabar biškį atsigausim čia prieš Louvre rūmus, prieš patį Louvre, nes viduj irgi bus žmonių begalės. Tai čia įėjims, tai dar kol kas ramiau. Vėl bus visur, žodžiu, turistinėse vietose žmonių yra milijonai. Ir senamiestį irgi visur ir brukstas toks, akmenis, tai važinėti yra gan sunku su vežimu. Esam pačiam Louvre kieme, žmonių gan daug. Viena eilė yra prie bilietų nusipirkimą, kita prie patekimą, tai kokios stovėtumas 2-3 valandas garantuotai. Pati, kur yra piramidė, tai tenais pagrindinis veiksmas įėjimas ir ten apklota piramidė yra visas įėjimas, tačiau po žemę visas. Tai mes varom gailies, mes bilietą jau turim ir visur įleidę gailies, tai stopiam kokiai 3-4 valandas stovėjimo eilėj. Žmonių tai košmaras. Ir malonus bonusas irgi bilietai nemokamai neįgaliavimai palydovai. Ir dabar įdomu tokį liftą, o čia nusileisti toj piramidį į apačią, tai tas liftas toksai ribos formas.
dar kokią nesam matę. Kaip čia veikia, guolėta yra. Čia visi Braunas pamatyta Mona Lisa. Pamatysime mes. Ir prie lifta yra, čia neįlės čia. Mes daug su vežimukais labai pagyvenus. Naktis nusilandome, ne? Patobulėjau. Išmėginom neįprastą liftą. Ir leidžiamės vėl žemyn. Čia suvažiuoti vėl, kai skau išraitai buvo paramas. Jie tualetai eilės. Super eilės. Atlaidė. Vežimėlį leidžia, jinai ar privažiuoti atskirai, bet čia kai konvejeris yra. Dabar privažiuosim, pasidarai selfie, o dabar laukiam močiutės, ten pas mūsų paveiksluos. Skau mes jau ir viskas, varai čia kelias minutės, varai tolyn. Žodžiu, tepėm slides iš tenais, nes tas marmalins, paveikslų daug. Geriau čia dabar dar aplinkui ir kelias vietos, kur visus susidėsim. Čia dabar tai tipa irgi, kur norėjo prieš olimpiadą, čia tos visus dailininkus, tos knygas, kur pardavinėjai išmest, bet jie atsikovoja, tai eina čia pažiūrėti irgi. Tiesiog kokių paveikslų pažiūrėti. Na, žodžiu, pliusus ant visokių tokių paprastų objektų susidėsim. Varėm prie Noterdamo tos degusi bažnyčia. Ir sausidėt, viskas atverta, ten kažmatyt dirbo kranai. Čia aplinkui irgi visi turistai irgi. Tur pamatyt kažką, ateinu aplinkui pasitrindusi ir tolyn varą ieškoti. Daug netrunkam ir varysim toliau. Čia irgi žymi gatvė, kai Eliziejaus laukų, o čia hotelis. Hotelis yra iš Egipto, kažkur parvežti pastatys, tas fontančiai. Gražus. Bet irgi taip. Kelias minutės paviepti, savo sidėjai, kad buvai ir toliau pavykom Eliziejaus laukų pažiūrėti, ten kartu irgi pagrindinės švenčių. Na ir čia irgi švenčių daug. Turistiniai autobusai aplink Malas, turistai. Atvarėm į paskutinį šiandien tašką, tai Eliziejaus laukai. Aš anksčiau galvodavau, kad Eliziejaus laukai tai kažkas tai laukai, suodai, dar kažkas. Čia yra panašiai kaip Laisvės alėjas su šonu nupūtų, per vidurį tokį 8 juostų kelias ir iš šonų. Nu, tai Laisvės alėjoje visi šopinimais. Čia pati tipo brangiausia nekilnojamas turtas yra. Ir visas pačias čia žymiausias firmas. Nuo Adidas, Adakas, Prestižą, Reibans, gatvė. Tai čia visi su riuzgiukais, su tašikėm apsipirkinėjai. Nieka mandraus čia. Gal per šventes, o čia kokie prezidentai. Tai miegančių čia būna, taisės guolis savo. Žodžiu, čia viskas.